Labą dieną. Šiandien pas mus yra ponas Grikis. Grikis yra priglaustas labai mylinčių šeimininkų. Jam yra 10 metų. Na taip spėjame, nes, sakyk, niekas nežino tavo tikslaus amžiaus, o Grikis kalbėti nemoka. Ir ką mes turime šiandien? Grikutė, šiaip jo bendra savijauta yra gera. Jis jaučiasi gerai, jisai valgo, jisai žaidžia, jisai dūksta. Bet atlikus tyrimus išsamius ir tomografiją darytą, ir echoskopiją darytą, ir kraujo tyrimai daryti, pas Grikį yra kepenų navikas. Kairėje skiltyje ir jisai yra didelis, fiksuotas apie 10 cm. Mūsų šios dienos tikslas - pašalinti visiškai pilną skiltį, nes jokių plitimų vidaus organuose daugiau yra nefiksuojama. Krūtinės ląstoje nieko nėra ir daugiau niekur nieko nėra. Tai jeigu mūsų operacija bus sėkminga ir puikiai pavyks, Grikio ilgamžiškumas tai tikrai yra garantuotas, nes bus pašalintas pilnas onkologinis židinys. Šiandien mums reikia didelės sėkmės, palaikymo iš jūsų, o mes bet kuriuo atveju, kaip ir prieš kiekvieną operaciją, labai tikime jos sėkme. Grikis, va. Ir šeimininkė sakė dar, jeigu viskas gerai ir dantukus nuvalysime. Tai aš labai tikiuosi, kad mums šiandien viskas pavyks puikiai. Judame į operacinę. Ant dviejų tas, ant dviejų daryk tą. Ne, tos, žinok, reikia atsidalinti, nes čia viskas, matai, suaugę, va kame reikalas. Mes neturim jokio priėjimo normalaus. Mums reikia... Gerai, žinok, čia viskas gražiai atsidaliname. Nieko čia... Taukinė taip baika. Bet va, jinai vis tiek va čia plėšiu. Ir jinai... Va, žiūrėk, šitas nusimt reikia, tas skargalus visus iš čia. O, kulką radau, žiūrėk. Geras. Žiūrėk. A, pilvė. Pilvė, kulka. Bet orinio, vienai, na. Esam tik po operacijos. Grikis po truputį budinasi ir prie viso to, kad pas gyvūną yra kepenų navikas, kuris buvo pašalintas, dar radome ir tokį dalyką. Tai yra maža orinio kulka. Tai neįsivaizduoju, kokiu žmogum reikia būti, jeigu šaudyti į gyvūnus. Bet kulką ištraukiam iš pilvuko ir mūsų pagrindinės dabar užduotis turbūt yra Grikiui pasveikti po operacijos, sustiprėti ir gauti atsakymą. Atsakymai yra reikalingi tam, kad mes galėtume paskirti tolimesnį gydymą. Be tolimesnio gydymo dėja, bet dažniausiai ligos yra labai greitai atsinaujinančios. Tai mūsų tikslas sveikimas, 10 dienų, gautas atsakymas, tipas vėžys, ne vėžys ir tada plano parinkimas. Tai tiek, o dabar ruošimės kitai operacijai.